the darkness, when it all seems hard to bear, do not fear. There is peace in the suffering when we stay on the Savior's side. He is the light. Look unto Christ. He will heal your soul and bring you back to life. Look, show him your faith. Give him all your doubts, and you'll find his strength. Look unto Christ. Look unto Christ. Oh. He's the hope in the struggle, when it all seems more than you can take. He'll take your pain. He will give you the courage when you're scared and they throw you to the night. He is the light. Look unto Christ. He will heal your soul and bring you back to life. Look, show him your faith. Give him all your doubts, and you'll find his strength. Look unto Christ. Oh, look unto Christ. Lift your eyes to the sun, hear his voice, feel his love. He will show you who you are. Say a prayer, calm your fears, and lift your soul and help you see. Open up your heart and look unto Christ. He will heal your soul and bring you back to life. Look, show him your faith. Give him all your doubts, and you'll find his strength. Look unto Christ. Whoa, look unto Christ. Oh, look unto Christ. Look unto Christ. Taigi, prezidentė Freeman, kaip nuostabu stovėti čia, netoli Josepho Smito namų. Tikrai smagu. Šiandien jums kalbame iš Šventosios Giraitės. Mums patinka būti čia šiuo metu. Aplinkui pavasaris. Patys matote, kad jau pavasaris. Tiesiog apsižvalgykite aplink ir pamatysite, kad pradeda skleistis nauji žiedeliai, kai pradeda augti tos mažos našlaitės. Tačiau visur kitur matote dar žiemos ženklus. Matote, ką turime omenyje. Pagalvojame, nelabai dažnai dauguma iš mūsų turės galimybę pamatyti Šventąją Giraitę ir tai, kaip jie atrodo, ypač kaip jie atrodo šiuo metu laiku. Todėl pamanėme, kad pradėsime nuo čia, kad galėtumėte patys pamatyti ir įsivaizduoti. Ir papasakosime, kas čia iš tikrųjų įvyko, nes tai nuostabu. Džozefo šeima gyveno vos už šitų medžių, štai ten. Džozefui buvo 14 metų.
Jis buvo toks, kokie būna 14-mečiai. Jis buvo entuziastingas, smalsus, jo gyvenimas buvo kupinas vilčių ir jis turėjo klausimų. Man patinka manyti, kad tą dieną jis galbūt tiesiog išėjo pro galinės duris. Mums į galvą ateina tie 2 klausimai, kurie sukosi jo galvoje. Ką daryti ir kaip man tai sužinoti? Galvoju, kiek daug kitų mūsų paauglių, kiek daug kitų jaunuolių yra mąstę apie tuos pačius 2 klausimus. Ką daryti ir kaip man tai sužinoti? Šiuose klausimuose slypi jo supratimas, atsiradęs su šeima studijuojant raštus, jog danguje yra Dievas, kuris yra jo tėvas, ir kad jo dangiškasis tėvas jį myli, tačiau jis taip pat jautė, kad jam reikia kažko imtis, kad šis gyvenimas turi tikslą. Taigi tai, kas privertė į tą rytą atsikelti anksti, o čia dabar vėsoka ir tada turėjo būti nelabai šilta, apsivilkti paltą, palikti šiltus namus ir ateiti čia, nes kaip jis aprašo įvairiuose savo pasakojimuose, jį neramino klausimas, ką man reikia daryti, kad tapčiau geresniu vaikinu. Noriu būti geresnis žmogus, noriu įsitikinti, kad mano gyvenimas, kad gyvenu nuosekliai pagal tai, kad dangiškasis tėvas nori, kad daryčiau. Mėgaujuosi tuo, kad čia stovime ir matome, kaip tai atrodė, girdime tuos paukštelius, kaip tą pavasario rytą, kurį jis aprašė. Ir tą rytą ne viskas klojosi taip, kaip jis planavo, o taip kartais nutinka, kai mums kyla klausimų. Ne visada viskas vyksta taip, kaip planuojame. Regis, kai mūsų maldas atsakoma, tai beveik niekada nevyksta pagal mūsų tvarkaraštį, ar ne? Jis atėjo čia, rado šią nuošalę vietą, kur galėjo atsiklaupti. Jis pasakojo, kad atsiklaupė melstis prašydamas atsakyti į šį klausimą. Tačiau šėtonas žinojo, ko jis prašys ir kas čia vyksta. Šėtonas apie jo galimybę žinojo daugiau nei jis pats. Jis nežinojo, kad jo ateityje laukia sugrąžinimas. Jis te buvo 14-metis, mėginantis suprasti, kaip gyventi toliau. Taigi jis atsiklaupė melstis ir staiga jį užpuolė šėtonas. Atėjęs čia jis nežinojo, kad įžengė į mūšio lauką. Šėtonas čia bandė jį sunaikinti. Ir aš net neįsivaizduoju, koks tai jausmas. Jis pasakojo, kad dėl to jis net negalėjo kalbėti. Šie slegiantys tamsus ir gniaužiantys jausmai jį užvaldė. Bet tai truko neilgai, ar ne? Nes tada jis pasakoja, kad pakėlęs akis į viršų pamatė iš dangaus nusileidžiantį šviesos stulpą, kuris visą tai išsklaidė. Kad ir kokias galias šėtonas buvo pasitelkęs, jų neliko, kai staiga toje šviesoje Džozefas išgirdo balsą ir pamatė tas esybės, prisistatančias kaip gelbėtojas ir jo tėvas. Man gera galvoti apie tą akimirką ir apie vaikinuką, kuriam kilo šie klausimai ir tai, ką jis nusprendė daryti. Jis galėjo paklausti bet ko, bet kažkodėl pagalvojo, geriausia, ką dabar galiu padaryti, tai su šiais klausimais susirasti šventą bei ramią vietą ir žvelgti į Kristų. Neabejoti, nebijoti, tokia ir yra mūsų šių metų tema. Tai gana gera tema. Nes kiek iš mūsų turi klausimų, kiek iš mūsų abejoja, kiek iš mūsų turi baimių ir kiek iš mūsų turime rasti tą giraitę, savo giraitę, kur galėtume atsiklaupti ir žvelgti į Kristų, žvelgti į savo tėvą dėl tų klausimų, kuriuos užduodame slegiami savo abejonių ir baimių ir žinoti, kad tą akimirką spindulys, šviesos stulpas tikrai nusileis. Ir vilėmės, kad šiais metais, žvelgdami į jį, žvelgdami į Kristų, rasime progų, ne kartą per gyvenimą, bet kasdien, nueiti ir atsiklaupti maldai šventose ir tyliose vietose, melstis garsiai, jeigu galime, melstis širdyje, jei reikia, bet kalbėti su dangiškuoju tėvu apie tai, kaip galime tapti geresniais žmonėmis. Sveiki, mes iš Oslo, Norvegijos. Kada jūs žvelgiate į Kristų per maldą? Ar raštus, ar jaunimo stiprybės vardan vadovą? Man patinka, kaip Džozefas aprašo tai, ką čia patyrė. Mes tai vadiname pirmuoju regėjimu. Būtent taip tai vadiname.
Bet man patinka tai, kaip Džozefas, užrašydamas šį pasakojimą, pavadina šį patyrimą. Jis sako, Džozefo Smito jaunesniojo gyvenimo istorija, pasakojimas apie jo nuostabią patirtį ir galingus darbus, kuriuos jis daro Jėzaus Kristaus gyvojo Dievo Sūnaus vardu. Man patinka ši mintis apie tai, kas čia įvyko, kad jo akimis tai buvo nuostabi patirtis ir kad po to sekė tie galingi darbai, kuriuos jis darė Jėzaus Kristaus Dievo Sūnaus vardu. Tiesiog manau, kad tą dieną nutiko štai kas. Į šią giraitę įžengė 14-metis vaikinukas ir pažvelgė į Kristų. Ir dėl to jis patyrė nuostabių išgyvenimų ir Dievo vardu darė galingus darbus. O tai mane stebina, nes apie save jis sako, buvau tik nežymus pasauliui, visai nereikšmingas vaikinukas. Ir iš tos patirties sužinome, kad Dievas atsako į nežymių pasauliui, visai nereikšmingų vaikinukų maldas. Ir kadangi atsakė į to vaikinuko maldą, jis atsakys į mano ir jūsų maldas. Ir kai kiekvienas iš mūsų šiais metais žvelgsime į Kristų, net abejonių ar baimės akivaizdoje, ateis ne tik tikėjimas, bet ir nuostabios patirtis ir mes atliksime galingus darbus. Esame jaunimas iš Klandolkino apylinkės Airijoje. Kada jūs patyrėte abejonę ar baimę ir žvelgėte į Kristų? Noriu minutėlę pasvarstyti, kokio masto buvo jaunimo programa tą dieną, kai Džozefas Smitas įžengė į šią giraitę. Jei turėtumėte pasakyti, kokio masto buvo pastarųjų dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčios jaunimo programa tą dieną, ką sakytumėte? Jeigu jis būtų gimęs po 150 metų, būtų dalyvavęs jaunimo programoje, kuri apima milijoną žmonių. Tačiau tapęs šios grupės nariu po 200 metų dabartiniais laikais, jis būtų buvęs mokytojas. Taip, 14 metų mokytojas. 14-metis mokytojas. Bet jis buvo tik 14-metis vienišius, bet ne visai vienišas, nes atėjęs čia jis suprato, kad iš tikrųjų niekada nesame vieni. Bet kaip tai nuostabu, eidamas į šią vietą jis net nenutokė, kokia bus jo ateitis, kokią įtaką padarys ir kokiu dvasiniu milžinu taps. Tuo metu jis buvo tiesiog visai nereikšmingas vaikinukas ir taip yra su mumis visais. Nežinome, ką dangiškasis tėvas yra mums paruošę. Bet jei klausysimės prezidento Nelsono, suprasime, kad gimėme tam tikram tikslui ir kad buvome atsiųsti čia su savomis dovanomis tuo metu, kai tos dovanos turės padėti iš esmės pakeisti tai, kaip vystosi ši karalystė. Taip, man patinka ši mintis, kad tą dieną jaunimo programoje te buvo vienas 14-metis vaikinukas. Ir dabar stebime, kaip viskas išaugo, tapo pasaulinė bažnyčia, nes vienas 14-metis vaikinukas uždavė klausimą. Ir tik pažiūrėkit, kur esam. Jis panaudoja turimas galias, kaip ir mes kas kartą, kai atsiklaupiam ant kelių ir meldžiamės. Taip, tai puiku. Mes merginos iš Škotijos. Kaip jaučiatės žinodami, jog esate dalis kažko didesnio? Sveiki, mes iš Birmingamo, Anglijos. Žiūrėdami kitą dalį, tyliai pagalvokite, kada savo gyvenime patyrėte dangiško šviesos spindulį. Don't be afraid, there's a star that's always lighting the way, and there's someone who can ease all the pain in your heart. Oh, you're not alone, doesn't matter how far you go,
there will always be a hand you can hold. Fear not. When you're scared of the shadows in your head, wanna get out of your bed, but you can't, 'cause all you feel is weight on your chest and your shoulders, wondering when it will be over. There is someone who felt the way you feel and knows how he can heal your soul. He'll take all of the fears that you have and he'll hold you, and he will start to mold you. Oh, don't be afraid. There's a star that's always lighting the way, and there's someone who can ease all the pain in your heart. Oh, you're not alone. Doesn't matter how far you go, there will always be a hand you can hold. Fear not. Užuot siuntęs mums šviesos stulpą, Viešpas atsiunčia mums šviesos spindulį. Tada dar viena ir dar viena. Tie šviesos spinduliai nuolat liejasi ant mūsų. Turbūt ne vienas spindulys nėra pakankamai stiprus ar ryškus, kad sudarytų visą liudijimą. Tačiau drauge jie gali tapti šviesa, kurios abejonės tamsa negali įveikti. Oh, don't be afraid. There's a star that's always lighting the way, and there's someone who can ease all the pain in your heart. Oh, you're not alone. Doesn't matter how far you go, there will always be a hand you can hold. Fear not. Mes taip pat galime patirti savo šviesos stulpą po vieną spindulį. O to šviesos stulpo viduryje ir mes rasime mylintį dangiškąjį tėvą, besikreipiantį į mūsų vardu ir rodantį į mūsų gelbėtoją Jėzų Kristų. Don't be afraid. There's a star that's always lighting the way, and there's someone who can ease all the pain in your heart. Oh, you're not alone. Doesn't matter how far you go, there will always be a hand you can hold. Fear not. Mano brangus jaunieji draugai, labai džiaugiuosi, kad šią dieną galiu būti su jumis. Man buvo malonu išgirsti prezidentės Freeman ir prezidento Lando Šventoje Giraitėje išsakytus liudijimus apie gelbėtojo Evangelijos ir bažnyčios sugrąžinimą. Tikiuosi, kad jaunajame Josefe įžvelgėte truputėlį savęs. Prabėgus 200 metų, jį prisimename kaip didįjį atkūrimo pranašą. Bet 1820-aisiais jis buvo labai panašaus amžio kaip jūs. Jam kilo klausimų apie religiją. Jis abejojo dėl savo padėties prieš Dievą, jį kamavo rūpesčiai ir baimės, kaip ir daugelį iš jūsų. Ir jis tikėjo Jėzų Kristų. Šis tikėjimas paskatino jį melstis. Jis žvelgė į Kristų, kuris pakėlė jį virš abejonių ir baimių. Argi nenuostabu, kas dėl to vyksta? Buvo atkurta Jėzaus Kristaus bažnyčia. Ji išaugo ir išplito po visas žemės tautas, paliesdama milijonų Dievo vaikų gyvenimus. Statomos šventyklos. Iš pradžių viena, paskui 2, dabar jų 100. Darbas ir toliau juda į priekį. O viskas prasidėjo nuo 14-mečio jaunuolio, kuriam iškilo klausimas ir kuris paklausė Dievo. Esu tikras, kad 14 metų Josefas labai nedaug žinojo apie tai, kas jo laukia ateityje, šlovingi ar sunkus dalykai. Tačiau jis žinojo pakankamai, kad žvelgtų į Kristų, tikėtų ir žengtų kitą žingsnį, paskui kitą ir dar kitą. Tai viena iš priežasčių, kodėl man patinka šių metų jaunimo tema. Žvelkite į Kristų.
Ji padeda suprasti, kad jei norite rasti tikėjimą, nepaprastai svarbu žvelgti tinkamą kryptimi. Kaip savo stiprybę turėdami Jėzų Kristų ir būdami su jo šviesa, galite aiškiau matyti, kas esate, kas yra Dievas ir kuo galite tapti. Jei pakelsite žvilgsnį į jo šviesą, baimės ir netikrumo šešėliai liks užnugaryje. Gelbėtojas sakė, dėl kiekvienos minties žvelkite į mane, nebijokite, nebijokite. Tad kaip jūs žvelgiate į Kristų? Yra daug galimų būdų. Šiandien dėmesį norėčiau sutelkti į 2. Abu juos simbolizuoja 2 maži daiktai, kuriuos visada nešiojosi marškinių kišenėje. Vienas jų yra mano šventyklos rekomendacija. Ji man primena apie sandorą su Dievu. Tikiuosi ir viliuosi, kad kiekvienas iš jūsų turi ir brangina šventyklos rekomendaciją. Net jei netoliese ir nėra šventyklos. Tikiuosi, kad kaip įmanoma dažniau vykstate į viešpaties namus, krikšto ir patvirtinimo apeigų. Tačiau jums lygiai tiek pat svarbu, kaip vykti į šventyklą, yra sužinoti, kodėl turime šventyklas. Šventyklos yra gražios ir kupinos ramybės, bet jos yra daug daugiau nei vien tai. Ten užmezgate ryšį su dangiškuoju Tėvu ir Jėzumi Kristumi, sudarydami sandoras ir padėdami kitiems gauti tokias pačias palaimas. Tarnaudami šventykloje galite pajusti, kad esate amžina esybė, turinti amžiną tikslą. Šiandien stoviu šalia Salt Lake'o šventyklos. Kaip galbūt žinote, šiuo metu ji rekonstruojama. Šie viešpaties namai atkuriami į dar didesnį grožį ir sutvirtinami, kad atlaikytų žemės drebėjimus ir audras. Šio šventyklos rekonstravimo darbai yra ilgas procesas. Reikia įdėti daug pastangų, kad ji vėl būtų paruošta šventai tarnystei. Tam tikra prasme, jūs ir aš esame šiek tiek panašus į šią šventyklą. Visi esame dar nebaigtas darbas. Jei žvelgiame į Kristų ir sekame juo, galime kasdien daryti patobulinimus, dar vadinamus atgaila. Ir taip stipriname savo dvasinį pamatą, didiname savo gebėjimą tarnauti ir būsime pasirengę viskam, ką atneš ateitis. Kitas daiktas, kurį laikau kišenėje, yra knygelė Jaunimo stiprybės vardan. Tikiuosi, kad turite savo egzempliorių. Tikiuosi, kad dažnai ją skaitote ir kalbate apie ją bei jos turinį su tėvais ir draugais. Šis įkvėptas pasirinkimo vadovas užtikrina, kad Jėzų Kristų atpažįstate kaip savo stiprybę. Mano brangieji jaunieji draugai, galite pasitikėti Jėzumi. Jis yra šalia jūsų. Ant šio vadovo nugarėlės rasite rašto eilutę, kuri įkvėpė šių metų jaunimo temą. Nes viešpats pasakė Josephui Smithui ir Oliveriui Cowderiui, dėl kiekvienos minties žvelkite į mane. Nebijokite, nebijokite. Tačiau atminkite, jog kai turite priimti svarbius sprendimus, žvelkite į Kristų. Kai darote klaidas, žvelkite į Kristų. Kai jaučiatės slegiami klausimų ar abejonių, žvelkite į Kristų. Kai bijote, žvelkite į Kristų. Taip, gyvename pasaulyje, kuris gali kelti nerimą ir gąsdinti. Tačiau nebijokite. Turėkite drąsos. Jūsų pusėje yra Jėzus Kristus, pasaulio šviesa, pasaulio gelbėtojas. Jis yra pasiruošęs jums padėti. Todėl dėl kiekvienos minties žvelkite į Kristų. Jis padės jums į savo gyvenimą pažvelgti iš aukštesnės perspektyvos. Jis padės jums pažinti, kas esate, ir tikėti, kad jūsų laukia šlovinga ateitis. Mano brangus jaunieji draugai, Jėzus Kristus yra jūsų stiprybė. Dangiškasis tėvas jūs myli. Jėzus Kristus jūs myli. Aš jūs myliu. To meldžiu ir kiekvieną jūsų laiminu, šventu,
Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Amen.